Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną ant šito polo dėsim žiauriai didelį spoilerį. Tai polo jau garaže, tai dabar visiems turbūt kyla klausimas, kodėl mes tą spoilerį dedam. Dedam dėl to, nes kai dėjom duslintuvo angalius, mes pasakėm, jeigu surinksim 1000 laikų, uždėsim spoilerį. Tai dabar atėjo laikas, jau viską turim susipirkę, viską gavom. Tai dabar eisim į viršų, pasimsim dalis ir pradėsim montavimo darbus. Dabar esam dažymo kamerai, kur yra lauko temperatūros, o laukia oras toks. Tai dažai nedžiūva, bėga ir panašiai. Tai pasimokykit iš kitų klaidų ir nedarykit taip kaip aš, nes visos dalis nusidažė šudinai ir greičiausiai reiks mums jas vėliau perdažyti. Bet dabar nebeturim daug laiko, tai dėsim tokius, kokios yra. Dabar galit pasižiūrėti. Spoileris visas subėgęs, su taškiukais visokiais, viską. Nu, bet čia, sakykim, paintjobas toks. Toliau mes turim spoilerio šonus, kurie yra grandioziški, biški perlinkę. Yra prikniedyta aliuminė plokštelė, kad biški jos ištiest, bet žiūrėsim, kaip mašinai atrodys. Einam toliau. Turim visas metalinės dalis, tai yra spoilerio kojos ir spoilerio visi laikikliai. Irgi nusidažė kažkaip įdomiai, su kažkokiais raštais, tai sniego ar tai ledo. Bet gal netgi dadės vaizdo šitas dalykas. Svarbiausia, kad nesurūdytų. Aš tikiuosi, dažai nekimba. Jeigu kimba, tai sėkmės mum. Svarbu nenudribalint. Šiaip visos šitos metalinės dalis yra išpjautos lazeriu. Iš 3 mm, jeigu neklystu. Šitos auselės iš 5, suvirinta paprasčiausiai, nudažyta baisiausių būdų įmanomų. O šitas kojas pasidarom iš tikrųjų, tiesiog nusipaišėm, po to išsipjojom iš kartono, galiu parodyti. Va, dar liko kartono gabalas. Jo, vat kažkas tokia pradinė versija buvo. Po to biškį čia sumažinom, nu žodžiu. Čia po to tokia buvo versija. Žodžiu, nieko įspūdingo, svarbiausia, kad laikytų, kad plius minus atrodytų. Na, aišku, galiu aš čia pasibėdavot, kad blogai nusidažė, bet tai pažiūrėjus tokį oro, aš praktiškai laukia dažiau. Spjaudė tie dažai, ten bėgo ir panašiai. Ir šiaip, žinant mane, aš dažytojų niekad gyvenime nebūsiu. Jeigu norėčiau normaliai dažyti, tai kažkur ir nuveščiau. Tai dabar jaučiu, mes darom bagažinę, ardom apdailas. Nes reikės dar čia kablius tokius prikabinti, kadangi biški baisų tą spoilerį bus palikti ant kojų vien tik tai, galėtų jisai būti įtemptas su trosu, tai tą ir padarysim. Tai pirmiausia išsiardysim viską, tada pasimatuosim, prasigręšim skylę, susidėsim tuos laikiklius, prisisuksim kojas ir taip toliau. Čia jau reikės pagaliuko, kaip matau. Eik! Realiai dalgis. O, ir rankena yra, viską pasikabint kažką. Jeigu ką, dujų yra. Dabar nerūkom. Pasižiūrėk, intikė, kiek polo kitą bagažinę kainuoja, jeigu su negrįžtame. Nes jau čia tiek skylių prigrėžiosim. Ai, tu žiūrėk, pasiimk iš karto. Va. Gali įrankius pasiimti, o gal ne. Pėsdau paliekam. Galėsi per galą kažkaip įeiti. Ai, bet tau sėdynės neatsilenkia. Kara, čia dabar bagažinė užsidarys ir jau užsidarys. O. Realiai šito irgi nebereiks tau, ne? Ką čia turim? Valytuvo varikliuką. A veikia jisai tau? Veikia. Yes. Eik tu na. Kiek čia mechanizmų visokių yra. Paspausta on, bet... Clean and shine. Kuris dabar? Šitas ar šitas? Čia dėsis šitos, ne? Šitas, dabar reikia aukštį. Nu, tarkim čia, ne? Kaip tau atrodo?
bandysim gręžt. Biški buvo neatitikimų, biški perkeliam čia į vieną šoną. Dar reikia nuo apačios pasimatuoti, kad būčiau garantuotas. Tada prasigręžiam su mažu grąžteliu ir tada jau varom 10 ir suksim. Atsisveikink su sveika bagažinė, viskas. Bus skylėta bagažinė. Zajebys, atsiprašant. Tos kitos irgi, nu taip, tokiose vietose. O ten, žiūrėk, gerai yra. Mes per daug pragręžėm tiesiog. Reikėjo biškį pragręžti viskas. Mes čia kiaurai pravarėm. Nu ką, vanduo išbėgs, bus gerai. Į saloną įlindu. Visio, ką žinau, bandom prisisukt, kažką prisikabinti. Gal reikia atsidaryti jau bagažinę. Jeigu mes veržlę uždėsim kažkokiais būdais, tas skarda biškį susigniauš, bet nuo to dar geriau bus. Bus mum realiai kaip ir su plokštelė, kad tvirčiau laikytus. Pabandom visus varžtus maždaug prasikišti. Va, dabar aš sutinku. Biškį reikia sudaužyti bagažinę, kad eitų čia uždėti veržlę. Tada mums čia išsitrykš tą visą plokštę ir tada uždėsim ir šaibą ir bus normaliai. Gerai, pabandom. Manau gerai, laikys spoiler, čia galės atsistoti realiai ant tos vietos. Čia žiauriai gerai laikysis. Kaip atrodo dabar, pažiūrim. O eiktų visai kietai, tai čia galėsi mašiną tempti. Aš kaip suprantu, mes biškį turim bėdą. Gal ir ta bagažinė, nu aš parodysiu labai jau vizualiai. Jinai va taip eina. Jinai nėra, kad lygiai eina. Jinai biškį va taip. Ir gaunasi, kad tas kojas yra pasisukusios iš šonus. Bet mums kaip ir jokio skirtumo iš tikrųjų. Iš čia tai man patinka vaizdas, tikrai afigenai atrodo. Aišku, suvirinimai irgi, nu aš galiu pasiskūs dabar prieš visus. Biški suvirinimo aparatas pagedęs yra, vėlą padavinėja taip tokiais pliūpsniais. Ten ratukas greičiausiai nudilo. Tai jau susivirino, tai, nu nežinau, prikleckino. Svarbu tvirtai gavos. Bet šiaip kilpa gan rimtai atrodo. Čia iš šono, tai aš nežinau, atrodo, kad čia parašiutą kabinsim ant tos mašinos. Nes tikrai tvirtai. Dabar nusivalysim bagažinės viršų, vat, šiek tiek, kad galėčiau paišyti. Ir čia dėsim 2 kilpelės. Tos 2 kilpelės bus tam, kad su trosu prilaikyti biškį spoilerį, nes kaip bebūtų, nors ir mes čia prisuksim tas kojas, vis tiek tas spoileris, manau, norės linkti atgal. Ar nuo greičio, ar nuo vėjo, nesvarbu. Tai čia įtempsim su trosais, galbūt dar padarysim X per patį spoilerį. Tai dabar mums čia reikia prasigręžti. Vienintelė problema yra ta, kad iš bagažinės apačios ten yra 2 skarda. Tai greičiausiai mes ten panaudosim karūnėlę, išsipjausim vien tam, kad uždėti veržlę. 18 dėkim, kad būtų lygiai. O, bet... Eiktų, na, ten dafiga tų skardų. Man rodos, kad mes negręšim su karūna čia. Bandysim prisukti tiesiai čia. Aišku, čia yra nelygiai biški. Man tas nepatinka. Bet svarbiausia, kad įtilptų čia veržlė ir užsidarytų. Bet turėtų įtilpti palei idėją, nes ta bagažinė, kai sukasi, čia lieka labai didelis tarpas. Toj pažiūrėsim, prasigręšim 10, prakišim varžtą ir bandysim uždaryti. Dabar kokią situaciją turim, norim uždėti kilpas ant viršaus,
bet čia yra 3 skardos, jau prasigrėžiam. Ir čia yra labai nelygi vieta. Mums čia kaip ir varžtas tilptų, viskas tvarkoj, mes galėtumėm netgi jį va čia palikti. Viskas ok. Mums nereiktų kilpų labai stipriai laikyti. Bet esmė tokia, kad turim biški per trumpus varžtus ir dabar sprendžiam tą bėdą kitaip. Pasiėmėm ilgą varžtą, galvoju, uždėsiu aš tą kilpą, suveršim stipriai. Čia biški susiplos šitoj vietoj ir tada galėsim trumpą prisukti. Tokie sprendimai. O, biški išlindo, čiučiut. Šiaip tai čia nesąmonė, žiauri. O ką padarys? Jeigu vanduo bėgs, pavyzdžiui, per tą skylę, tai vis tiek jisai nubėgs. Čia kaip ir priklauso tam vandeniui nubėgti. Nieko čia baisaus ta skylė. Aišku, durnai atrodo, nu bet mes čia darom praktiškai vietinį mechaniką. Nu va. Dabar turėtų nesisukinėti. Kilpą susidėjom. Iš tikrųjų, iš pradžio atrodė baisiai ten iš kitos pusės, kad eina 3 skardos, galvojom ten pjaustyti kažkaip, bet labai arti vyrių gaunasi. Nenorim keisti pozicijos, nes čia gaunasi praktiškai lygiai su kojom, ko mes ir siekiam. Tai kas blogai gaus, tai kad čia biškiai linko. Gal šiek tiek skiriasi palinkimas, bet didelės bėdos dėl to nėra. Dėl to, nes čia pat bus lenta ir praktiškai jie bus šešėliai ir čia nelabai matysis, plus čia persivers trosas. Nu, žodžiu, dėl to galvos daug nesuksim. Tai dabar jau praktiškai iš vidaus, ką reikėjo, visus darbus pasidarėm. Dabar dėsis kojos, ant kojų laikikliai ir vėliau jau visa kita spoileris, šonai, tarabaram. Nu, nusidažę, tai Jėzus Marija. Puikus dažytojas būčiau. Nu va, achujenai. Šiaip įdomiai per čia žiūri į tą ertmę, kur per vidurį yra. Ir matai kitą ertmę, bet iš karto su rėmu, tipo. Taip labai įdomiai atrodo. Čia jau bus arti galo, kaip sakant. Arti vaizdo pačio pagrindinio. Dabar tai kojos, tai čia ką? Nu, tai čia gražu, bet jos vien pačios funkcijos jokios netliks. Mes dabar dėsim kilpas. Lygiai taip pat kaip ir čia. Vietoj veržlių užmesim kilpelės čia. Dėl to, nes kaip ir sakiau, darysim X-ą, kaip ir priklauso rimtam spoileriui. Tai einam susirast varžtų ir žiūrėsim. Neįtelpa, prisidažę. Čia stipriai neveršim dabar. Ilgai netrukom uždėti kojas, iš tikrųjų labai paprastai čia viskas užsimauna, susisuka ir viskas. Tai dabar vaizdas toks, bet kad matyt tą pilną vaizdą, kaip viskas atrodys, reikės atsinešti lentą ir prisimatuoti. Dar įdomus dalykas, kad ta bagažinė, kaip ir sakiau, eina lenktai, tai kuo labiau į viršų, tuo labiau tas dalykas matos. Nes šitos plokštelės dabar yra kreivai, nu iš tikrųjų jos taip ir turėtų būti, bet kyla klausimas, kaip visą tai atrodys ant lentos, kaip mes ją prisuksim. Bet manau, problemų nebus, to atsinešam, prisimatuojam, pasižiūrim. Param, kaip ant žemės, apsniks, dar geriau atrodys. Tau reikės kast sniegą nuo tos lentos, arba su lenta kast sniegą. Nu, pasiruošę visi. Ne taip, man atrodo. Eik, tu čia gerai, kaip ir ką. Žiauriai aukštai, iš tikrųjų. Vėlia kaip. Kažkas šeria. Tai lentą uždėjus, iš tikrųjų jinai stovi gan aukštai, bet kadangi reguliuojas iš 2 vietų,
ir dar plus galima keisti jos poziciją arba apsukti netgi. Tai čia problemos nebus, vėliau prisidėsim, prisireguliuosim, o dabar jau žiauriai šalkom, tai varom pavalgyti. Šio video rėmėjas maru.lt mum atsiuntė dėžutę, tai dabar nieko nelaukiam, atsidarom ir pažiūrim, ką čia turim. Čia turim visokių indelių, turim lipdukų. Kiek žinau, čia pagrindę turėtų būti žibinto atnaujinimo priemonė. Tai kaip tik ant polo priekiniai žibintai yra žiauriai užsinešę. Tai dabar mes pabandysim ir pažiūrėsim, kokie rezultatai. Netgi pirštinių gavom. Iš karto užsimetam. Va, įdomiausias dalykas turbūt yra šitas podelis. Jisai jungiasi į elektrą. Vėliau, kiek žinau, užsideda šitas. Tie žibintai kažkaip nusigarina. O, tai čia turim ir tokių. Nice. Šitie užsiklijuoja ant šito. Ir galim su suktuku netgi varyti. Aišku, su suktuku, kiek žinau, biški pavojinga. Galima žiauriai lengvai pratrint. Gal mes iš rankos pabandysim, ne? Tai pasidomėjom, kaip pilnai padaryti žibintų restauraciją. Šiaip prie šito komplekto maru.lt puslapį yra trumpas detalus video, kaip viską tvarkingai pasidaryti. Tai mes dabar paimsim, susišveisim žibintą su švitriniu, bet prieš tai pasižiūrim, kaip atrodys stiklai. Tai dabar lempos neatrodo žiauriai apsinešusios, šiaip labai į tokį geltonumą, bet per kamerą galbūt nesimato. Tai dabar paimsim nuo pačio grubiausio švitrinio iki pačio švelniausio, greitai praeisim ir pažiūrėsim, kaip atrodo. Šiaip, kas sau darysit, tai būtinai apsiklijuokit, kad nesubraižyt bamperio ar kapoto. Mums čia yra nelabai taip jau gaila, bet trinam vis tiek atsargiai. Tai va, vienas žibintas paruoštas, dabar reikia paimti šitą skystį, prisipilti šitą podelį, pajungti elektrą ir palaukti kokias 5 minutės. Tai kol praeis tos 5 minutės, mes pasiruošim ir kitą žibintą. O, biški per žiauriai. Būkit atsargus, blemba, neapsitaškykit geriau. Kliu. Per akis. Užsukam, kad neišgaruotų, nes labai toks spiritinis kvapas toks. Ir uždarom. Čia kapots biški kitaip sueina negu ten. Parašėm kitą žibintą, tai dabar nieko nelaukiam ir bandom patį prietaisą. O, geras! Ai, žiūrėk, čia jį judint reikia. Vat kame bairis yra, nėra čia jokio mygtuko. Ar ne? Ar man čia? Vaiktus jis šiltas. Gal mes per mažai jį pašildėm? Kadangi laukia šalta ir kaip įsivaizduoju, visas veikimas yra iš šilumos, čia tą visą skystį kaitina. Tai mes pabandėm su laidu, žiūrim, kad iš karto mum kaitina normaliai. Nes prieš tai pridėjom ir mum biški tik tais vienas gabaliukas nuvėso ir pasibaigė atrodo. Bet aš įsivaizduoju, kad viską įtakoja oras, nes pakankamai šalta dabar. Eik tu savo. Atrodo net įbrėžimai dingsta, nu tipo, kaip čia taip veikia? Eina, kaip nauja, grinai. Aišku, su ta palyginus, tai ten nėra ko lygint. Bet tai čia, wow, rimtai blemba. Aš iš tikrųjų net netikėjau, kad taip gausis. Čia kelios minutės, mes biški patrynėm su 3 švitriniais. Trukom gal 2-3 minutės vienai lempai, čia pasišildėm tą skystį, pam, ir viskas, tipo lempa kaip nauja. Gražiai, tolygiai.
kiek esu trynęs su tais švitriniais ir Mazdai, ir savo BMW. Savo BMW iš viso stiklus keičiau. Galvojau, ne, tai čia neįmanoma atpoliruoti. Bet va toks dalykas atrodo gan paprastas, bet žiauriai gerai veikia. Nežinau, kaip jums ant kameros matosi, bet iš tikrųjų vaizdas žiauriai pasikeitė, likau nustebęs. Tai maru.lt teigia, kad šitas efektas laikosi nuo metų iki 2 kažkur, bet panaudojus šitą priemonę turėtų tą laiką bent jau padvigubint. Dabar mes jūsų laiko negaišim, užsitepsim vėliau, bet jūs būtinai užeikit į maru.lt, ten yra daugiau visokių detailingo priemonių, o su nuolaidos kodu MSS10, pirmi 20 užsisakysiu gaus 10% nuolaidą. Tai mes grįžtam prie spoilerio. Dabar ką reikės mums pasidaryti, tai biški reikia kojas palenkti labiau link mašinos, nes iš tikrųjų nepasiskaičiavom, kad tas spoileris gaunas dabar gan aukštai. Tai žiūrėsim, kiek čia mes to galim padaryti, tada jau dėsim lentą ir bandysim ją prisitvirtinti. O, dabar tai jo. Nu čia žiauru. Nu nelygiai, bet tai čia yra žiauru. Lenta maždaug jau yra vietoj, dar gal biški vartysis, bet dabar susimatuosim, susigręžiosim skylės, kad galėtumėm prisitvirtinti prie tų plokštelių. Ir tada jau, kai bus lenta pritvirtinta, dar kažkiek iš šitų vietų pareguliuosim, kaip mums labiau geriau atrodys. 103,9,5. Padalink dviejų. 107, 109,5. Ne, 109,7. 103,9,5 iš 2. 109,75. Nu. Čia jau kažkaip nejasnai. Ką žinau. Kaip čia dabar atmatuot? Šiaip visai. Ledas čia yra visiškai. Nu gerai, nu žiūrėk. Lenta yra išmatuota, ne? Čia yra centras, čia yra tiesiai pamatuota. Tie kampai yra vienodam, kaip pasakyti, atstume. Tai čia jau klaidų negali būti. Jaučiu dedam ant viršaus, dedam plokštelės ir žiūrėsim, kaip gausis. Dabar galim iš tikrųjų prisidėti. Nu jo, čia biški gaunasi. Gal netgi pradidint man tas skylės. Tada gausis normaliai. Biški praurbint, kaip sakant. Ką žinau, bandom veržt, persižegnojam ir bandysim, kad nelūžtų. Dabar jeigu matot, čia yra tarpelis, bet kam yra esmė? Čia yra spoilerio centras, mašinos centras yra antena. Matot šitą tarpelį? Hopt. Ir viskas lygiai. Bandom sukt, žodžiu. Bišk baisu, bet ką padarysi? Iš pradžių biškį prisikabinam. Kas čia buvo? Nieko. Sulindo varžtas. Eik, tu nebeveršk. Visų po biškiuką čia. Aš per mikrofoną tiek girdžiu. Jo, linksta tas visas. Aš galvoju, gal net nedėt šitų šaibų. Tai tegul būna, koks skirtumas? Ne, matai, jas, kad suspaust reikia jėgos nemažai. Matai, jau čia įlinko lentą toj vietai. Jo. Ir paimsim, žiūrėk, paimsim, priveršim paprastai ir tada uždėsim dar vieną veržlę ir suveršim kartu, kad neatsisuktų. Ai, nu, gal Ir neveršim stipriai, ta prasme. Nes čia bus, čia tikrai lūžt gali. O šitas laisvas.
Jo, jaučiu šitą naudosim principą. Čia susirašiau, kaip nuo ko pradėti tą, kaip pasakyti, trosą vest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taip gausis ir X-as ir netgi tarp šitų sutvirties. Tai jo, mes kai čia pravesim, taip, tai galėsim tempiant reguliuoti, kurią pusę tipo. Trosas yra toks, gal biški žiaurinis, bet manau bus kaip tik, jis žiauriai gerai turėtų atrodyti. Čia neįsitemps, nes yra reik per valytuvą prakišti. Atpalaiduojam biški. Bet palauk, ne kiš pro valytuvą, ne, davai. Mes galim nedaryti X-o, mes galim daryti va taip tiesiai. Aiktų, barzdai į puolį, kaip skaudžiai. Aš čia tiesiog padedu kamerą ir dviese čia bus daug lengviau, man atrodo. Žodžiu, nebedarėm X-o, nes iš tikrųjų yra jau problema ir dabar. Čia šiek tiek liečiasi, aišku, čia jaučiu dažai nusilups, bet gal didelės problemos nebus, su įtempimu irgi žiauriai sudėtingai. Netgi nusiėmėm valytuvą, nes jau čia kliuvo. Jeigu X-o būtumėm darę, tai čia iš vis galbūt ir šitą centrą kliuvo. Čia reikėtų 100 varikliuką, liktų skylė ir, žodžiu, papildomas problemas. Tai padarėm taip. Šiaip funkcija atliks, nes trosą dedam vien dėl to, kad spoileris neatsiloštų atgal. Tai dabar viskas tvarkingai ir beliko tik nusikirpt galus, tai tą ir padarysim. O, pagaliau. Tai va, bendras vaizdas yra. Dabar beliko tik prisidėti šonus ir tada važiuoti į miestą. Šonai, šoniukai. Vieną pasidedam, kitą prisimatuojam. Čia realiai remės tau į mašiną. Dėl tų šonų tai tikrai taupyti. Biškai kelkis aukščiau, va. Jo, gal geriau atvirkščiai, nes uždengia tą tarpą to. Jau nebėra energijos jau visą dieną, čia plušam prie to spoilerio. Visą laiką viskas ne pagal planą. Nu, bet tiek to. Dabar prisidėsim šoną, prasigręšim skylės šitiems, tada prisidėsim prie kito šono, prasigręšim skylės ir tada dėsim, tada prisidėsim prie ten to šono kampukus, tada dėsim ant spoilerio ir tada gręšim skylės, kad būtų vienodai, žodžiu. Slenkščiai krenta, o deda spoilerius kažkokius. O dar tarpinė, dar šlangas pučia, o Jezu. Nu, žinai, jaunimas. Prisigalvoja visokių vėjų, kad tik išsišokt, kad tik į laikraštį papult. Tai gal iš karto ant to 2 prasigręžti. Ne, nu kam taip? Tai tada viską šitą pridedu ir viso. O tada ana jau tik tai susigręžioju užsidėjęs. Nes supranti, va, susidedi juos lygiai ir viskas, tada prasigręžiu aš tas skylės 2. Ir tada prisisuku kampukus tiesiai prie jų. Anam šonui daryti. Tada nereiks nieko galvot, matuot čia ir panašiai. Aš netgi turiu va skylutę pasidaręs, kad būtų lygiai jie. Prasikišiu varžtą. Šitų kojų istorija gan įdomi yra. Šiaip jos padarytas yra iš tokio kibiro labai didelio. Gal operatorius įdės porą fotkių. Bet jo, jos labai buvo suręstos. Ir aš netgi nebereikalo dėjau šitas aliuminės plokštelės, tam, kad bent biškį jos išsitiestų. Nes buvo taip tas plastikas tiesiog sulinkęs į kibiro formą. Kažkaip išsitiesinom, nes niekur neradom iš ko pasidaryti. Arba perki polikarbonatą, arba darai iš stiklo pluošto, ką aš nelabai mėgstu. Tai mes pasirinkom taip, pasiknisti iš plastiko kažkiek. Kas mum lentą gamina? Rapolas Taskus gal? Ai, tai rapolėlis. Kaip nežinot, Rapolo drifto bendruomeniai ten, dvadikitai, visą kitą eina. Biški kliūva tas aliuminio lakštelis. Šiaip tai pizda, aš nežinau, kosmosas kažkoks.
dabar kaip jau ir viskas sudėta, ką tik uždėjom šonus, gal norėtųsi, kad tas būtų biški lygiau, bet čia išausim dar vieną kniedą. Aišku, čia vėliau bus tų pataisimų dar daugiau, nes gal ir nelaikys, gal ir lūš. Dar pamiršau paminėti, kad lentą gavom iš Firefiber Customs. Ten žmogelis daro visokius bodžius, visokius reikalus ant mašinų, nueikit pasižiūrėti. O dabar turbūt važiuojam pralėkti. Tai spoileris surinktas, sumontuotas, aišku, dar bus kažkokių patobulinimų, gal šonus pakeisim, gal įtempsim ir panašiai, bet šiaip vaizdas geras, bent jau man asmeniškai patinka, o jūs, jeigu turit kažkokių patarimų, ką dar padaryti ant Polo Figeno, būtinai parašykit komentaruose, o mes šiai vietai video ir užbaigsim. O čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me.